Rokiškio rajonas, Panemunėlis. Čia kadaise buvusioje mokykloje šiandien kuria tautodailininkas Vidmantas Zakarka. Drožti pradėjęs gana vėlai, vos prieš 10 metį, šiandien menininkas jau nebesuskaičiuoja savo darbų. Dalis jų puošia vietinę gyvenvietę, dalis pabirusi po atskiras sodybas ir namus, o jau šią vasarą Vidmanto Zakarkos rankomis gaminamas kryžius nukeliaus į tolimą į Sibirą. Neapsakomas jausmas, kad reikia tą patirti tikrai. Ir aišku, jeigu jis stovės, aš pamatysiu nuotraukose tikriausiai, bus puikus jausmas. Kažkuo tai prisidėjau ir aš prie to. Autentiškas, lietuviškas, iš ilgaamžio ąžuolo. Pasak tautodailiniko, būtent toks turi keliauti į Sibirą. O kol kas jo rankose tik maketas. Tikrasis kryžius bus aukštesnis, bet ne per didelis, kad tilptų į ekspedicijos dalyvių kuprines. Šiaip pats kryžius bus, aš norėjau, kad didesnis būtų, bet sako, neįmanoma lėktuvu nusivežti, kad 3 metrų pastatyti, tai jau sutarėm, kad 2 metrų bus kryžius. Išardomas bus šitos dalys ir sirdis, ten vaikinukai surinks, bus tikrai apmokysiu, viskas bus sudėta, visi varžtai, ko reikia, kad jau ten jiems jau problemų nekiltų. Simboliškai ir tai, kad kryžiaus istorija prasidėjo būtent čia, istorinėme Panemunėlyje, kur kadaise veikė slaptosios mokyklos, Rusėnų kultūros židinys, gyveno kunigas, švietėjas ir dar aktorius Jonas Katelė. Pasilankydavos ir Maironis, Vaižgantas, labai daug žymių žmonių, Smetona. Taip, kad čia, sakau, vaikštau šitais takeliais ir galvoju, kokie čia žmonės vaikščio. Čia Maironis ir bažnyčia pašventino, ir Maironis čia eilės rašė pas Katelę svečiuodamas, jis balkone sėdėdamas. Pasak tautodailininko, tokioje istorinėje vietoje nusiteikimas darbui milžiniškas, o ir darbai gimsta dvasingi. Vidmantas Zakarka, kurio rankomis kuriamas ąžuolinis paminklas, ekspedicijos dalyviams linki būti tokiems, koks ir tas ąžuolas. Tegul džiaugiasi, kad jie pakliuvo, kad jie daro tokį nuostabų darbą, kad atminimą pagerbė žmonių. Tegul būna stiprus.